Smagu sugrįžti į Aisčių komandą, kuri yra labai atjaunėjusi. Dauguma studenčių, taip pat išlikę ir moksleivių, taip pat turim ir senbuvių šiek tiek. Ir mūsų sezonas jau įgauna pasiruošimo pagreitį. Dirbame jau 2 savaitę, dirbame stipriai. Merginom tikrai galiu pasidžiaugti, nes visos stengiasi, dirba iš visų jėgų. Tad galvoju, kad mums viskas pasiseks ir bus viskas gerai. Pasiruošimas sekasi visai puikiai, dabar turim fizinį rengimą lauke su trenerė Eglė. Dirbam, stengiamės, turim tikslus nusimačius sezono gale tiesiog, kad reikia dirbti. Raumenukai truputį jaučiasi jau. Fainai, gražiai priėmė, bendraujam šiltai, komandiškai dirbam vieną kitą palaikom, tai manau nebus problemų. Vis tiek buvom visos pažįstamos, daugmaž kas iš rinktinių, kas anksčiau žaidė komandose, vis tiek buvom susitikę. Komanda yra jauna, dirba noriai, tai reikės rasti žaidėjom, kai sakau, ir tinkamus derinius, žiūrėsim, kas išeina, kas neišeina, bet komanda iš tikrųjų džiaugiuosi, energinga, jauna, žaidimas turėtų būti, kai aš galvoju, greitas, energingas, su aktyvia gynyba. Dalyvausim Baltijos taurėj, tai manau, mums tik didelė patirtis, nes jauna komanda esam, kiekvienai yra proga pasirodyti, ką kiekvieną geriausiai sugebam, tobulėti, pamatyti, kaip kitos šalies krepšininkės atrodo, kiek mums trūksta iki jų, ar gal mes esam geresnės už jas. Man kaip treneriui irgi yra džiugu, tai, sakykime, paragausim kitokio krepšinio, su kitom šalim sužaisim, bus, sakykime, komandos, manau, kitokio stiliaus. Ir vyresnės, ir iš kitų šalių, plus tai bus didelis žingsnis jaunom žaidėjom pasisemiant patirties, kuri mums labai reikalinga bus moterų lygoje ant pačių svarbiausių varžybų. Būsim vos ne viena jauniausių komandų čempionate, taip kad viskas mums prieš akį yra, tiesiog reikia nepasiduoti, stengtis ir siekti kelti savo kiekvienai geriausius ir aukščiausius tikslus, tada viskas visai komandai bus geriausia. Džiaugiuosi tom jaunom žaidėjom, kurios papildė šiais metais Aisčių komandą. Šarūnė Beliniauskaitė, aš ją žinau ir iš U20 rinktinės Gintarė, irgi aš džiaugiuosi, kad jos pasirinko Aisčių klubą ir studijuoti LSU universitete. Goda Ziutelytė irgi esu matęs tiek rinktiniai prieš 3 ar 4 metus, kai buvom U20, tiek Jonavoje labai gerai žaidė, turi gerą statistiką ir aš pats asmeniškai jos irgi norėjau, kad ateitų pas mus į komandą. Ir Karolina Kazačiūnaitė tikrai, kiek teko matyti ją sportuojant lauke, tai tikrai žaidėja turinti didelį talentą, fiziškai stipriai sudėta. Labai tikimės, kad jinai tikrai sudarys didelę konkurenciją mūsų, sakykime, senbuvėm, tom žaidėjom, kurios yra ne vienus metus. Džiaugiuosi dar labai, kad grįžo Ieva Stankevičiūtė, kuri turi taiklę ranką. Mums labai pernai trūko to žaidėjos vienos, sakykime. Aš manau, kad jinai dar tikrai atsigaus, pasiruošus fiziškai ir nustebins moterų lygos savo taikliais tritaškiais ne vieną komandą. Kaip tau treniruoti? Labai buvau skeptiškai nusiteikusi, galvoju, ne, čia ne man nepatiks, bet tikrai nustebau, kad tikrai labai patiko ir prašysiu daugiau tokių treniruočių. O jautei? Buvo sunku. Iš tikrųjų įsijungia kiti raumenys vidiniai, kur stadione gal lauke tokių nepaliečiam. Čia yra darbas savo kūno svoriu, tikrai kitaip negu štanginiai, kilnoti svorius ir panašiai, čia dirbi grinai savo svoriu. Tai merginom tikrai buvo ką veikti, visos prakaitavo, visos išėjo tikrai pavargę, raudonos, tai manau tikrai dirbom super. Jeigu turėtume mažiau svorio, būtų lengviau. Tai va, būtent vakarį turėjom paskaitą apie mitybą, tai dabar gal ir turėsim to svorio mažiau. Norėčiau palinkėti kiekvienai merginai siekti savo tikslų, tik dabar jau žinant, ką reikia valgyti, kaip sveikai gyventi ir kaip sveikai maitintis. Siekite kuo aukštesnių ir pasieksite pačių geriausių savo rezultatų. Sėkmės!